Dievas mus traukia prie savęs. Mūsų kasdieninis gyvenimas pagrįstas Dievo valios vykdymu. Tai svarbiausia, kaip kiekvienam žmogui, krikščioniui, taip ir vienuoliui, vykdyti visada ir visur šventą Dievo valią. Dievo valia pasireiškia vienuoliams Dievo ir bažnyčios įsakymais, kaip ir kiekvienam vienam žmogui. Bet taip pat pasireiškia ir luomo pareigomis, kurios mums atskleidžiamos per regulas, per konstituciją. Jums šiandien pasiteiktos jau naujintos, peržiūrėtos, Romos patvirtintos regulos pagal Vatikano antrojo susirinkimo dekretus. Taigi dabar juos lyg iš naujo pradeda tą savo vienuolinį gyvenimą, atnaujinat savo dvasią, ryžtą, tarsi naujai įstojate į vienuolyną. Priimti tas regulas reikia su didelė pagarba ir su didelė viltimi, kad jeigu laikysimės regulų, pasieksime šventumą. Vienuoliams regulos, pasakytume, gana smulkiai, gana aiškiai atskleidžia Dievo valią. Jeigu žmogui gyvenančiam pasaulyje yra visokių klausimų, kaip čia dabar, ar čia Dievo valia ar ne, vienuoliui regulos ir kartu vyresniųjų patvarkymai aiškiai atskleidžia Dievo valią. Žinoma, vyresniese mes turim būti atvira knyga, kad jie iš jos skaitytų ir geriau suprastų, ko Dievas iš mūsų nori šiuo momentu. Todėl pagal Vatikano antrojo susirinkimo dekretus dabar klusnumo našta, klusnumo įžado vykdymo našta gula dideliu svoriu ir ant paties nario, o ne tai, kaip seniau buvo galima daugiau, atrodo, pasiremti vyresniaisiais. Kaip pasakė, kaip patvarkė, kaip paliepė, tai man nesvarbu, kuo baigsis, kokie bus rezultatai. Svarbu, kad bus įvykdytas vyresnių reikalavimų. Dabar reikia atsakingai patiems spręsti, padėti vyresniesiam atpažinti Dievo valią. Ir kartu vyresnysis, vyresnioji ir specialiai bendrom jėgom ieško tos Dievo valios. Net būna atveju, kad vyresniai nepajėgia taip susigaudyti toj situacijų, kurioje atsiduria žmogus, ypač toliau gyvenantis ar kitokiose aplinkybėse. Todėl reikia, kiek galima daugiau informuoti vyresniuosius. Ir ne tiek priešintis ir aiškintis, tai nedarysiu ar tai nevyksiu, tų pareigų nesimsiu, bet ramiai su meilė ir pagarba išaiškinti situaciją, jau iš anksto apsisprendus, kad jeigu vyresniai kitaip patvarkys, neapsižvelgs, pavyzdžiui, tas visus situacijas, ramiai priimt tą kryžių, žinant, kad Dievas dabar jau per vyresniuosius aiškiai savo valią paskelbė. Vienuoliniu gyvenimu siekiame pašlovinti Dievą ir sekti Kristaus pavyzdžiu. Ir tokiu būdu patys siekiam šventumo ir prisidedam prie kitų žmonių šventumo, prie jų išganimo.
Įžadai yra meilės Dievui išreiškimas. Ir tą, darant pirmosius įžadus, jau turim būti apsisprendę gyventi įžadų dvasiui iki mirties. Ir negalime sakyti, dar pabandysiu 3 metus, ar tęsiu toliau įžadus, ar ne, darysiu galutinius, amžinuosius įžadus, ar ne. Taip negali nė viena vienuolė spręsti. Tai tam tik bažnyčia į savo pusės turi tam tikrą atsargumą, o žmogus per novicijatą jau turi būti apsisprendęs gyventi pagal regulas, laikytis įžadų iki mirties. Jeigu tokio apsisprendimo nepajėgia daryti, dėl kokių nors baimių, neramybių ar savo trūkumų, reikia visą tai vyresniesiem paaiškinti ir vyresniai dar turi teisę pratęsti bent pusei metų įžadus. Jau darant pirmuosius, turi būti žmogus visiškai apsisprendęs už gyvenimą vienuolyne. Jeigu tokio apsisprendimo nėra, yra svyravimai, nei vyresniai turi teisės duoti tada įžadus tokiam žmogui, nei pats priimti. O jeigu bažnyčia į savo pusės turi tam tikrą atsargumą, tai jos, kaip sakant, reikalas, bet mūsų apsisprendimas turi būti galutinis. Todėl naujokyną baigus labiausiai jau žmogus turi būti apsisprendęs. Galbūt ne viskas pasiseks, gal bus ir klaidų, gal net ir atsitrauks iš vienuolyno dėl kokių nors situacijų susidariusių, tai jau kitas reikalas. Bet darant įžadus, jau žmogus turi būti aiškiai apsisprendęs. Visą gyvenimą gyventi vienuolyne ir laikytis ištikimai įžadų. tą turim žinoti. Aišku, čia dauguma jau žmonių, kurie garbingus jubiliejus atšventė vienuoliniam gyvenime. Taip. Bet tai turim atsiminti dabar, kad mūsų gyvenimas nuo pat noviciato pabaigos jau buvo, turėjo būti visiško apsisprendimo tarnauti Dievui, einant regulų nurodytų kelių. Įžadai yra meilės Dievo išreiškimas ir tą meilę reikšti Dievui kasdien padeda mūsų regulos, mūsų konstitucijos. Todėl jos jums šiandien bus įteiktos, kad jūs jas nepadėtumėt į stalčių ir nepaslėptumėt, kaip seniau, iš baimės tų visų represijų, kokios iš tikrųjų grėsdavo žmonėms. O dabar jūs turite jas turėti tiesiog ant savo stalelio ir kuo dažniau jas žvelgti. Ir būtų labai naudinga jas net kasdien skaityti nors po vieną regulą, nors po 2 regulas, kad neliktų mums tai kažkas svetima. Aišku, ten apie administracinius dalykus, kaip renkama taryba ar amatinėlė, tai nebūtina skaityti, kad ištisai jau kas mėnuo. Bet kitos visos regulos, ypač liečiančios bendrą gyvenimą, įžadus kiekvieną atskirai, neturtos, skaistybės, klusnumą, tai reikia kuo dažniau, nes čia yra kaip tik mūsų vienuolinio gyvenimo širdis, auka, kurios Dievas iš mūsų laukia kasdien. Regulos tai, kai tik yra konkretus evangelinių patarimų pritaikymas mūsų gyvenimui. Tai sielos evangelija. Todėl po Dievo žodžio, po šventos evangelijos reguloms didžiausia pagarba. Tad jas reikia turėti laikyti prie švento rašto, prie evangelijos ir prie Kristaus sekimo knygelės. Nes tos knygelės turi būti mūsų
bibliotekoje, bet jos neturi būti apdulkėjusios. Kuo dažniau naudojamos. Jeigu Marija Medjugorje yra paraginusi, kad mokiniai net turėtų kad ant savo suolo Evangelijos knygą. Tai juo labiau vienuoliai reikia dažnai žvelgti į tą knygą, kurioje matome Jėzaus pavyzdį, jo išreikštą mums meilę kiekvienu savo gyvenimo įvykiu ir kvietimą sekti jį. Kad būtų aiškiau ir lengviau tą Evangeliją įgyvendinti, taip pat reikia dažnai žvelgti į kitą knygą, į Regulų knygą, į Konstituciją. Regulos tai yra praktiškas Kristaus sekimas. Tai Evangelija paversta veiksmu, paversta meilė. Regulose turim neginčiamą tikrumą. Čia pasireiškia mums Dievo valia ir negalim nė vienos regulos nevertinti. Nėra mažų regulų. Vis tiek jos, jeigu su meilė ir tikėjimu vykdomos, ir mažiausios regulos padeda kilti aukštyn. Kai kam atrodo, pavyzdžiui, tylos regula maža reikšmė. Čia pakalbėję, patylėjai, atsimenam, seniau kaip branginama buvo tyla. Seminarijoje būdavo tas trumpas laikas, atrodo, nuo vakarinių pamaldų iki ryto pusryčių. Bet jis buvo toks šventas, taip atrodė pagarbiai stengiamės laikytis, kad jokios pagundos nebuvo kalbėti. Draugas su draugu einam vandens įsipilti savo indus jau į praustuvės. Yra pagundos kalbėtis, nors dienos metu tai mes negalim viens pro kitą praeit, neužkalbinę. Karmelitės dabar irgi džiaugiasi tyla kaip didžiausia Dievo dovana. Jos nesikalba visą dieną. Tik paskui jau 2 valandos rekreacijos, tada jau pasikalba. Bet, sako, tiek galima susikaupti per tą tylą. Net valgant yra visiška tyla. Sako, ten tiesiog atsimeni visus tos, kuriem reikia dvasinės pagalbos, kurie dvasiai alkani. Viena seselė sakė, atsimina moraliai kenčianti kunigą. Jis sako, būtinai aš einu į refektorių valgyklėlę ir sako, atsimenu jį. Aš nežinau, kad aš turėčiau taip laiko atsiminti, jeigu aš kur nors daugiau blašyčiausi per pietus, ne tas rūpėtų, dabar aš turiu progos, sako, visada pasimelsti. Ir labai dėkingos už tylą. Aišku, ir kiekvienoj regulai daugiau mažiau akcentuojama vienuolijose evangelinė tyla, be reikalo nekalbėti. Jeigu meilė pareikalauja pokalbio, pavyzdžiui, grįžta nelaiku žmonės iš, kaip sakant, vėlesnių laikų, nu atrodo, per dieną nesusitiko, paskirti ribotą laiką ir nepratęsti, nesakyti, dabar jau taip atsipalaiduosiu. Reikia to atsipalaidavimo, bet jis turi būti irgi turėti savo rėmus, iš meilės Dievui, kad irgi būtų apsupta apsimarinimo, savitvardos, drausmės juosta. Tada ir tas pokalbis jau tampa šventa meilės tarnyba artimui, bet tada ne tiek, kiek noriu, ne tiek, kiek man ar kitai patinka, bet tiek, kiek ir regulas turim žiūrėti su didelė pagarba dėl to, kad jos yra patvirtintos Kristaus įsteigtos bažnyčios aukščiausio autoriteto. Tegul ir vyskupo, bet ir vyskupas yra gilioj vienybėje prastai su popiežium, todėl pats popiežius tvirtina, sakytume, o dažniausiai vyskupai siunčia regulas
irgi į Romą ir ten patvirtina, kaip ir jūsų regulas patvirtino Romą. Jau atnaujintas. Taigi, mes esam per tas regulas jau kviečiami eiti be atvangos į tobulą Dievo meilę. Tinkamai ir uoliai tarnauti bažnyčios gerovei. Regulos yra patikimas kelias į šventumą. Galime susirasti visokių darbų, visokių užsiėmimų, kurie mums teiktų garbę, kurie mus galbūt ir vienaip ar kitaip išgarsintų ir paliudytų mūsų visus gabumus, mūsų sugebėjimus, mūsų talentus. Bet jeigu tai bus mūsų pačių sugalvotas dalykas, vyresnių neprobuotas, regulų dvasiai netitinkantis, kas iš to? Tai žingsniai šalia kelio. Nesuderinta su Dievo valia mūsų veikla, kad jinai ir atrodytų labai reikalinga ir graži, nebūtų jai Dievo palaimos ir būtų maistas mūsų netvarkingai savęs meilei. Nobelio premijos laureatė Teresė iš Kalkutos tikrai atliko ir dabar tebevykdo didžiulę tarnystę bažnyčiai, tarnaudama vargingiausiam žmonėms. Bet ji šitam žygiui apsisprendusi prašė vyresniųjų leidimo, gavo jį ir tik tada pradėjo misiją, kurią Dievas nuostabiai laimina. Ir jinai tikrai yra jau vaikščianti šventoji, dar šią žemę vaikšto, o jau visi jaučia jai giliausią pagarbą. Nes supranta, kad tai žmogus, kuris tarnauja žmonėms Kristaus dvasioje, o Kristus pats savo visų elgesiu tarnavo žmonėms. Tarnaujanti meilė. Tai charakteringas visų vienuolijų bruožas. Vienaip ar kitaip tarnauja. Karmelitės ir kiti kontempliatyvūs vienuolynai tarnauja savo maldą, auka, atsiskirimu nuo pasaulio, bet jie visą laiką savo mintimi, širdimi yra pasaulyje, kuriame tiek daug nelaimių, tiek daug žaizdų ir jas gydo. Ir jų įtaka taip pat didžiulė. Kiti vienuolynai veikliu apaštalavimu ir kontempliacija, jungdami abu dalykus, irgi labai daug patarnauja. Irgi tas pats pasilenkimas prie kitų, tik jau kita forma. Ir gal sakyčiau, dalinai ir pavojinga. Nes kai vienuolė meldėsi už nusidėlių atsivertimą Karmelyje, taigi jinai tai daro iš grynos meilės Dievui, nėra ten vietos beveik savimeiliai. Myli Jėzų ir todėl gelbsti tuos, kuriuos Jėzus myli. O kai žmogus veikia, visada yra pagunda ir savimi pasigėrėti, ir kitų dėmesį atkreipti. Pagundos šitos yra daug dažnesnės, todėl kad žmogus susiduria su žmonėmis akivaizdžiai ir visas tas susidūrimas veikia, ir žmonių dėkingumas, ir pagarba, ir ašaros, ir šmeižtai, ir užgaulė, ir pažeminimai, viskas daug jautriau paliečia mūsų sielos stygas. Bet ir užtat yra pavojų intencija netokią gryną turėti tai ar tai vykdant. Bet kaip bebuvę, jeigu vadovaujamės konstitucijų regulų dvasia, turime patikimą kelią į šventumą. Einam keliu į šventumą, galbūt ir nejausdami to šventėjimo ryškių bruožų savyje.
kad reikia grumtis su žmogiškoju silpnumu, su visokiamis pagundomis, su visokiais jausmais, kurie reiškėsi stipriau ar silpniau mūsų viduje, mūsų širdyje. Regulos yra dieviškos meilės ir išminties dovana mūsų mažom širdims, kad išugdytume sparnus skrydžiui į amžiną tėvynę. Taigi Dievo meilė mums duoda regulas ir Dievo išmintis jas mums padėkoja. Šventas Ignacas prie kiekvienos regulos, trokšdamas ją suformuluoti ir jos gairias nustatyti, kaip ta regula turi veikti, kokius įpareigojimas jos, tai atlaikydavo tai kiekvienos regulos po eilę mišių, kartais iki 3000 mišių, kaip pavyzdžiui neturto regulų nustatė. 10 metų rašė konstituciją. Nu kaip tada nepažvelgti ją su pagarba, kada išmelsta šventosios dvasios šviesa, kaip prašyta šventos dvasios patarimo, pažinimo to ar to nuostato svarbos, tų visų gairių, nu kaip tada lengvabūdiškai pasakyti, tai man jinai neįdomi, tai ta pasenusi, tai ta nepraktiška. Tiesa, yra regulų, kurios tvarko mūsų drausmės gyvenimą, bendruomenį gyvenimą, kai kurios dėl pasikeitusių gyvenimo aplinkybių vienaip ar kitaip moderuojamos, bet tai daro aukščiausia instancija. Kaip pas jėzuitus generalinė kongregacija, kuris šiuo metu, kai tik ir pertvarkė, kaip ir jūs dabar regulas pertvarkėte, tai galutinai visą peržiūrėjo, pertvarkė per 3 mėnesius. Tai generalinė kongregacija, kuri jau 3 metus dirbo šitą darbą, paruošiamąjį ir viską iš naujo persvarstė. Daug kas jau buvo vienaip ar kitaip pakeista dabar. Peržiūrėta, tik žinoma, jokių būdų ne vienas esminis dalykas nebuvo pakeistas, nes yra dalykų, kur nekeičiami ir paties Švento Ignaco nurodyta, kad tai yra esminiai ir popiežius net piršto irgi nepajudina, sakytume, pakeisti ką nors toj srity. Bet yra kiti dalykai, kaip ten mokslo reikalai ar kitų, kiti tvarkytini dalykai, kurie pasikeitus laiko sąlygoms reikalingi pertvarkyti. Bet tai nieko nepasikeitė. Galima sakyti dabar, kai mes sulauksime tų atnaujintų regulų, mes ten nieko kito nerasime, ką turėjome, išskyrus vieną kitą niuansą, kuris kaip būtinybė pakeistas, bet nekiek nepakeitė nei dvasios, nei krypties, tik truputį kai kurios administracinius, drausminius klausimus pataisė. Taip yra ir su kitom regulom. Dabar, kada buvo keičiamas regulos, irgi buvo žiūrima, kai tik į šitą, kad labiau grįžti prie šaltinių, prie savo įkūrėjų dvasios, ją labiau atskleisti ir kartu pažiūrėti, kaip tinkamiau galima dabar tarnauti Dievui, neprasilenkiant su vienuolijos dvasia ir tikslais. Užtat apie vienuolio pažangą, dvasinę pažangą, tai jo vienuoliška dvasia sprendžiama iš to, kaip užlaiko regulas. Mūsų ankstesnės sąlygos tokios komplikuotos, bet atskirai gyvena. Viena mokytojauja, kita profesoriauja, trečia turi vėl kokius darbus atskirai gyvendama, ar vargonikė, ar šeimininkė dirbdama, nu tikrai labai susidarė painiavų, ypač neturto srity, klusnumo srity, leidimai neatnaujinami, apyskaitos, ataskaitos nedaromos arba paviršutiniškai, atseit kiek aš pravalgau, kas liko, tai liko sekančią mėnesį.
Tai niekas nesako, kad reikia nevalgyti pasninkų, dabar ir taip jau kai kurios seserys tikrai galbūt pati gyvena nelengvos sąlygos, bet tai nereiškia, kad nereikia žinoti vyresnėsiam, kokiomis mes sąlygomis dabar. Ankstesnėmis aplinkybėmis buvo taip, kad viena gaudama didesnį atlygį sau leisdavo ir maisto srity, drabužių srity didelę laisvę, o kitos labai kukliai turėjo gyventi. Ir nelabai jaudinosi, ką kitos kukliai. Viena seselė atskirai gyvenanti ir neblogą atlygį gaunanti, kai nuvažiuodavo pas senutes, jau ligonės, invalidės, tai stebėdavosi, kaip jūs kukliai valgo. O jau sau leisdavo viską, kadangi atseit daug uždirbo, o apie kitas nekalbojo. Kita vėl seselė gyveno atskirai ir bijojo pakliūt pas kitą vyresnėje, kadangi ana buvusi motinėlė, tai sako, gali paspaust gerokai, dar arčiau gyvena, jiems dažniau atvažiuoti. Ai, kiek buvo aimanų, būtinai palik ten, 200 kilometrų važinėti. O čia pat už 60 kilometrų jau dabar nauji namai, kaip sakoma, nauja vyresnioji galėtų būti. Oi, kiek spardėsi, kiek almanavo, bet vis tiek reikėjo nusileisti. Paskui jau reikėjo gyventi daugiau vienuolišką dvasią. O kai gyveno prie tai anos viską įleisdavo, nulaikiaudavo. Kiek tai vyresniai ten už tai atsakė, už to žmogaus moralinį nuosmukį didesnę, mažesnę, tai paaiškės, ne dabar ten žinybėje. Bet ačiū Dievui, kad atsidūrė stipresnėse rankose, kaip sakoma, ir paskui pati dėkojo Dievui, kad vis dėlto dabar supratau, ko reikia. Panašiai pripratę atskirai gyventi žmonės paskui, kai pakliūna į bendrus namus, tiesiog į namų vyresniųjų žinioj. Oi, kiek ten aimanų susidaro vėl. Pirmą giminėm galėdavau duoti, ką noriu, o dabar reikia vyresniosios prašymo. O vyresniai pasakė, kad mes neturim iš ko giminės šelti. Giminės irgi užsidirba. Oi, kaip čia dabar neprikrausi, vadinasi, kokių gerybių. 10 metų galėjau krauti, dabar jau 11 reikia klausti vyresnių, dar negauni leidimo. Paskui dar pagunda pasukčiauti ir duoti slaptą. Kaip nusigyvenam? Užtat, kad nebuvo bendrų namų. Bendruomenė įskaidyta. Tai yra nenormalybė, jeigu atskirai gyvena sesuo nuo savo namų. Bet sąlygos jau tokios susiklostė, kad dabar irgi visos į vieną tokią eina. Bet nusigyvenimui irgi yra pavojus. Tik ištikimybė regulai, kuri branginama ir kuri vykdoma, gali žmogui ir atskirai gyvenantį formuoti, kaip sakant, jo vienuolišką dvasią ir ugdyti šventumą. Bet jeigu ne, tai tikrai nuostolinga. Vienuolinis gyvenimas be bendro gyvenimo neįsivaizduojamas. Bažnyčia netvirtintų tokios vienuolijos, kuris sakytų, gyvena atskirai. Yra pasauliečių institutai, kur gyvena ir atskirai, po vienai, po dvi būna tai. Bet tada ir pati dvasia ne visai jau tokia vienuoliška susidaro, nes žmogui atskirai gyvenant pagundų yra kelissyk daugiau ir jom atsispirti, ne visada stengiamasi semtis iš Dievo reikiamų jėgų. Taigi labai svarbu tas regulas ir studijuoti, ir iš jų atlikti mąstymus, nes permąstyti, kaip aš laikausi tos ar tos regulos, kaip laikiausi, kaip turiu laikytis, ką turiu ateity daryti ir ką pataisyti, tai yra svarbiau negu apmąstyti kokią nors šiaip dorybę be sąryšio su regula. Tai kartais maždaug pasižavim, kad tai gražu, kad tai gera, būt naudinga, bet nežiūrime, kaip ta dorybė praktikuotina pagal mūsų regulas. Regulų laužimas, aišku, yra netvarka, bet žmonės labai lengvai save pateisina. Ypač kada tokios jau, sakau,
nenormalios sąlygos, tai žmogus taip lengvai save pateisina. Kiek mes turėjom atveju, kad reikdavo jau prie ligonių lovos tvarkyti vienuolės reikalus, kaip jinai niekaip nesusitvarko su neturto klausimu, su giminėm susirišo. Ataskaitų nedavė. Nu, buvo atrodo tokie laikai, o paskui ateina mirtis ir vis tiek galvoji, aš vienuolė mirštu kaip vienuolė, o kaip susitvarkyti? Kaip su savo siela? Galbūt giminės buvo dėkingi, kad aš jom padėjau, kad aš jom ten globojau visus, bet koks ryšys su vienuolynu. O vis dėlto neturto įžadas irgi daugiausia laužomas vienuolių. Todėl, kad čia nuolat žmogus yra gundomas elgti savarankiškai, o čia reikia žiūrėti, ar aš galiu ar negaliu. Kartais atrodo ir protas padiktuoja, aš tau galiu duoti, čia reikia, čia sąlyga. O regulos ką kitą sako, negaliu duoti, negaliu dovanoti, negaliu priimti, negaliu nei dovanos kitam dovanoti, nei dovanos priimti be leidimo. O tai kad toli vyresniai, o kur bendrai leidimai, o kur susitikus su vyresniaisiais apie kažką kalbama, o paprastai leidimai neprašomi. Vyresnysis duos ir nujaučiam, kad duos taip, bet jeigu galvojam, kad paskui pasakysiu, paskui paprašysiu, tai yra netvarka. Jeigu aš galiu iš anksto tuos dalykus sutvarkyti pagal regulas ir tada bus ramu. Paskui pradedam taip gyventi kaip kokios organizacijos nariai, kurie nario mokestį sumokame, o paskui darom, ką norime. Tai irgi nelai. Aišku, dabar, kada jau yra normalūs noviciatai, magistro atsakomybė yra nepaprastai didelė, kad jie suformuotų žmonės tikrai, kiek galima vienuoliškos dvasios žmonėm, kad bent įsąmonintų, kad vienuolis negali apaštalauti kaip jis nori, bet turi viskas daugiau mažiau suderinti savo gairę su vyresniaisiais. Negali vienokiai kitokiai veiklai atsiduoti, o turi viską suderinti. Ir namų vyresniesiems yra irgi pareiga vėliau jau budėti, padėti savo nariams laikytis regulų. Irgi didelė netvarka, jeigu namų vyresnioji, pavyzdžiui, nežino, į kokią veiklą įsijungia jai priklausantis sesuo. Jeigu yra tokie, sakytume, didesni uždaviniai, čia pat vyresnioji, motinėlė, navelinė vyresnioji, tai žinoma, galima suderinti tada su ją, nes kai kurių didesnių uždavinių atžvilgių pati namų vyresnioji nesijaučia turinti galę leisti, pritarti, kur jau tokiais atvejais, jeigu gaunamas koks leidimas iš vyresniųjų, pavyzdžiui, motinėlės, reikia informuoti namų vyresnė, nebent pati motina pasakytų, kad dabar aš šitam klausime arba kituose klausimuose mane tiesiai kreiptis dėl to, kad tai patogiau, kad tai yra praktiškiau, lengviau susisiekti, taip toliau. Tai kas kita. O šiaip, jeigu kuo nors gauna iš motinos leidimą, jau turi žinoti tie vyresniai, kuriems priklauso tas žmogus, namų vyresniai. Arba imasi pareigų, kad ir pašalinių. Pavadintume ne taip būtinai pašalinių, bet, sakykime, kunigas prašo, klebonas parapijos. O namų vyresnioji turi visai kitus uždavinius, vienuolinius, pagal vienuolino tikslą. Irgi negali jinai daryti. Man klebonas, aš priklausau nuo klebono, aš, pavyzdžiui, esu vargonikė arba esu tenais išrinkta kokia gal parapijos tarybos narė, pastoracinės tarybos narės. Vis tiek reikia paklausti,
gal vienuolija turi kitų tikslų ir namų vyresnioji turi kitą planą suderintą su motina, generalinė vyresniaja. Ir tada, kaip atrodo, aš pasitvarkiau pati. Tai kam tie namų vyresniai, kuriems paprastai namų vyresniai nurodo gairias, ką jie turi dirbtame mieste arba aptarė. Motinėlė. Vienuolija dabar jau turi savo tikslus ir seseris negali tvarkytis pagal savo. Kiek pas mus dabar atveju? Vienas prašo, tu būk tenais koks nors jau Eucharistijos bičiulių dvasios vadas, kitas, tai būk ateitininkų dvasios vadas. Provinciolas trumpiausiai pasako, nieko neklauso, nes mums tokias pareigos, arba tokie uždaviniai mes ten, arba mums jisai atrodo nepasiruošęs tam darbui. Nu, noro yra ir kągi, visada klausimas, suderinkit su provinciolu. Šiuo atveju suderinkit su motina. Jeigu jums reikia, kad aš ten ar ten dirbčiau, tą darbą dirbčiau. Nes kitaip taigi chaosas. Kada vienuolijos negalėjo savo tikslų vykdyti pilnai, tada kągi padarysi, kur kas gali, ten įsijungia į bažnyčios gyvenimą. Ir seseris gana gražiai įsijungia į pastoracinį darbą, į vaikų katekizaciją, į pagalbą bažnyčios dvasinio gyvenimo ugdymui. Viskas gražu. Dabar jau reikia visą tai derinti. Ir atsimint, nesam nepakeičiami. Jau kaip kunigas gina seserį, jau juos tik nepaimkite, jokių būdų nesugrius parapiją. Yra negerai, tai ženklas, kad kažkas tenai yra netvarkoj. Niekas nesugriūna, žmonės numiršta, atsistoja jų vietoj kiti ir nėra nepakeičiamų. O jeigu vyresnieji mato tikslą savo bendruomenės, tai gali ne. Dabar mes laukiam jauno kunigo iš užsienio grįžtančio, oi, kiek užsakymų. Arkivyskupas Backis pageidauja, nuncijus pageidauja, seminarija pageidauja, universitetas pageidauja, o provinciolas tiesiai šviesiai pasako, ir mes pageidaujam, leisim ten, o daugiau nieko, viskas. Nes tai kam yra narys? Bažnyčiai, bet tarnauja per vyresniuosius, kurie žino, ko labiau reikia ir kur žmogui reikia padėti. Tų reikalavimų yra daug, todėl kad trūksta darbininkų. Bet jeigu vienuolija negali savo nariais naudoti savo tikslų vykdymui, tai kam jie egzistuoja? Norėjo ir Lietuvoje bent 2 jėzuitų, kad būtų vyskupai. Generolas pasakė, o kas bus provincijolas, jeigu padarysi visus vyskupai? Pasiimsit pačius uoliausius ar sugebausius, a kas valdys mūsų vienuoliją, nedavė. Nors jau buvo ir Roma pasakiusi savo pageidavimą, žinoma, generolas apgynė, sako, Lietuva atsikuria reikia ne vien viskupų, pas mus iš viso viskupais su didžiausiam išimtim tik šventina. Vieną paukojo ir tai mes turim nuostolį. Bet ką darysim, bažnyčiai reikia. Geriau pranciškonam būtų pašvestinti, jiems jau leista visada, mums jau didelė išimtis. Bet tas pats yra su seselėm. Gali klebonas, dekanas ir monsinjoras, koks ten kas prašyti. Nieko, pirmą su motina suderinam, į namų vyresniaisiais, ir tada tik tai sakom taip ar ne. Pas mus net aiškiai raštu parašė provinciolas, negalioja jokios prisimtos ar paskirtos pareigos, kol nebus mano antspaudo uždėta. Ir buvo atveju, kad per neapsižiūrėjimą paskyrė, kad net pats kardinolas, o provinciolas baigė. Sako, aš neleidžiu. Kardinolas, nors vyskupų konferencijos pirmininkas pasakys, yra vyriausybė ir su tuo reikia skaičiuoti. Todėl labai reikia irgi derinti savo visus darbo ir apaštalavimo planus su vyresniais. Esam pašaukti šlovinti Dievą vienuoliui charakteringų būdų, kurį nusako Konstitucija.
Vienuoliui nėra kito garantuoto kelio į šventumą. Todėl su tuo ir turime skaitytis. Jeigu šeimos motina labai daug apaštalaus, bet namuose bus netvarka, nu kas iš to? Pirmoji eilėj būk motina, o paskui būsi vyresnioji. Tai šitą kokį nors ten vadovę, kokį sąjūdžio ar ko nors, tai Luomo pareigomis išreikšta aiškiai Dievo valia, be kurios vykdymą negalima patikti Dievui. Vienuolis į dangų eis ne savo sugalvotais ir vyresnių neprobuotais pasnikais, apaštalavimo darbais, bet eidamas regulų nurodytų keliu, persunkdamas konstitucijų dvasia savo mąstyseną ir elgseną. Ir neniekindamas regulų dėl to, kad jos nepatogios, nemalonios, smulkmeniškos. Kada dabar jau pertvarkė regulas, jau dabar nėra nemoderniškų regulų, nėra atsilikusių viduramžiais kvepiančių regulų. Kam kvepia viduramžiais, tai tas turi atsisveikinti su vienuolija, jeigu negali tokio požiūrio išgarinti su malda ir atsidavimu Dievo valiai. Tai daugiau jaunus lietė. Tai einat kartais, oi, tai čia pasenęs, tai čia nemoderni, tai čia netitinka laiko dvasia. Kas ją geriau žino? Ar bažnyčia, kuri nuolat stebi laiko ženklus ir žiūri? Ar žmogus, kuris užaugęs galbūt gana tokiai laicistinėje aplinkoje ir jam atrodo viskas kvepia kažkokiu tai neišmintingumu, atsilikimu, praeitimi, kokia tai seniena. Reikia žiūrėti, kaip prisiderinti save, nes dabar, kai peržiūrėtos regulos, jos gal mažiausiai keliam dešimtmečiam, o gal ir šimtmečiam bus naudingos. Laikai keičiasi, labai įvairuojasi taip, kai kurie dalykai pasikeičia truputį, net mūsų bendros regulos buvo pakeistos, nes kiekvienas kraštas jau turi tokias aplinkybės, kad visą pasaulį vienodai nepadarysi, nors 23 000 atvyko. Visus į vienodą uniformą, kaip sakom, neįjungsi. Kiekvienas kraštas turi savo stilių ir bažnyčia atsižvelgia ir vienuolija atsižvelgia. Provinciolai atsakingi už tas sąlygas, bet viską derina su aukščiausiais vadovais. Taip ir čia. O mūsų krašte kiekvienas yra taryba, kuri irgi peržiūri, ar masto į. Ir dabar jau viskas sutvarkyta, suderinta ir jokių pasakymų, kad čia tą reikia išbraukti ar tą palikti. Nu nebereikia, viskas aišku. Tik žiūrėti, kad mes pagal tą dvasią ir toliau žygiuotume. Neturės vidinės ramybės, kas kūno palieka pasaulį, o sielos gelmė tebėra pasaulyje. Iš čia nuolatinis nepasitenkinimas būna, tai tvarka, tai drausmės nuostatų kritikavimas, tai jų pajokimas. Kas regulų nesilaiko, netenka daug malonių. O laikymasis ir mažiausių regulų iš meilės Dievui ugdo šventumą, nes kūdikėlė Jėzaus Teresė yra pasakiusi, kad šventumas tai yra paprastų darbų atlikimas, nepaprasta dvasia, meilės dvasia. Ir jie labai vertino mažytės aukas, nes kas ištikimas mažose dalykuose, ištvers ir didesniuose. Nes jeigu žmogus sako, aš tik didelės svarbės regulas vykdau, tų smulkmenų nepaisau. Taigi tos smulkmenos daug lengviau pakelti ir vykdyti negu didelius dalykus. Bet kas sakosi, tik didelės regulas svarbiausias vykdys, o mažų nepaisys, tai nepaisys ir didelių, nes neturės jėgos tas didelės vykdyti, kai tie, kurie mažas regulas, sakytume, atrodo nereikšmingas, su pagarba, tikėjimo ir meilę vykdo, tai jis vykdys tuo labiau didesnės. Bus įpratęs pagarbiai žiūrėti kiekvieną.
kurios vadovaujasi savo nuotaikomis, kurios duoda laisvę savo jausmams ir nesilaiko regulės, tik kritikuoja. Jos yra kenčiančios sielos, kenčia vienuolyne. Ir yra kankinės be kankinio vainiko, be nuopelno. O nuoširdi ištikimybė reguloms teikia ramybę, lengvumą, džiaugsmą. Juo daugiau bandoma nusimesti, tuo labiau prislegia sielą. Argi galim ramiai paskui eiti patalą, sakydami, nepaisiau šiandien regulų. Tikrai, kad ne. O koks džiaugsmas, kai žinai, kad padarai, ką galėjai. Kristus kviečia imti jo jungą ir sako, taip atrasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas saldus, mano našta lengva. Ir vyresniųjų pareiga, tai bus pavieniuose namuose, namų vyresniųjų pareiga budėti, prižiūrėti, kad reglos būtų. Labai budėti dėl ataskaitų, jų reikalauti. Yra formuliacija.